Oh, I can't explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a dance. Take my heart. I need you so. There's no time. I never go. Šitos nuotos ir pradeda mūsų naują seriją, sekmadieninę. Tai ką, draugai, džiugu, kad žiūrite mus. Mes norim trauktis atgal į mišką ar kur nors. Tad žiūrėkite seriją, pamatysite, kaip mes tvarkėm X3. Įsivaizduokit, kad turit tokį kaimyną ir jisai iki nakties remontuoja automobilį. BMW 4 ir kiti automobiliai. Gero žiūrėjimo. Kad nuėjome į BMW slenkstį, reikia iš pradžių atsukti visus plastikus, o tai yra dugno apsaugas nuo pačio dugno ir tada jau krapštytis prie pačių slenkščių. Kad juos nuimti, reikia nuimti atsargiai klipsiukus. Nei vienas nelūžo. Parduodam? Kam tu jas parduosit? Ir toliau viskas čia ant klipsų irgi laiko. Svarbu nebijot visą tą dalyką atsikalt. Gali atrodyti, kad gali kažkas sulūžti, bet jeigu dėsit ant paką, tai yra nieko baisaus. Svarbu nebijot, kaip ir sakiau. Nelūž. Viskas nusijama čia prastai. Be jokio fanatizmo. Aišku, geriau tai daryti ne ant keltuvo. Ant keltuvo visiškai nepatogu. Daug kas maišosi, bet yra kaip yra. Darbas toks. Darbas toks. Europa. Ko pasiekoje? Ko pasiekoje slenksis nuimtas. Gal padovanosim kam nors jį? Kas turi 4, parašykit. Padovanosim. Nes jeigu tu žurnaliukai galvoji, kad čia šitas slengstis kainuoja kosmosą, tai tave galiu nudžiuginti. Sveikas, originalus slengstis 10-15 eurų. Vis tiek pinigai? Pinigai, tai va, prašau, imk, dėk į savo audinę ir vežk iš šitą slengstį. Gerai? Nes man to brūdo kieme nereikia. Ateik, aš tau parodysiu, blėt. Trečia detalė, 4 netgi nuo jūsų automobilio, ponas. Nu. Mums reikalingas šitas slengstis. Ar tikrai šitą? Taip. Tu nepasitikė manim? Vienas niuansas su taivaniškom dalim. Tai darbų eigoje parodysim. Nes originalus ampakas kainuotų kokį. Priekinis bamperis fiksuotas, galinis fiksuotas, teisų padų ir taip toliau. Laikyk, išpopis. Viskas maišosi, jau gotovo. Ką aš matau? Nieko aš nematau. Matau, kad sparną reiktų prisisukti normaliai. Jis šiaip yra užmestas. Nuimsim tą slengstį irgi, kad užsimesti. Ir kaip ir sakiau, su taivaniškom dalim. Matai? Bamperiui tas pats irgi. Tai aišku, čia kai viskas nusidažys, čia nieko nesimatys. Tai vat. O čia va, nelabai malonu.
Ką su šito dalyku darysim? Pidarist. Pederistą reikės kviesti? Nu, jisai padarys ar ne? Padarys. Tai va, ką, numetam dar iš tos pusės lenkstuką, jeigu ten mums bus prieimo. Ir laukiam litakų, kad galėtume nuleisti šitą mašiną ant žemės. O šiaip norėtum savo tokio automobilio? Sau tai norėčiau. Vis žinai, kur gaut? Aš tai žinau, ar žino mūsų žiūrovai, kad tokį automobilį ir bet kurį kitą amerikietišką automobilį galima įsigyti per BitPro. Kodėl BitPro? Patikimi žmonės, 3 automobiliai iš jų jau įsigyti, 4 plaukia. Ir esam įsitikinę, kad reklamuojam tikrai patikimus žmonės ir veikėjus. Tad jeigu reikia kažkam automobilio, skanuojat QR kodą, užeinat į Instagramą jų, belė kiek automobilių istorijas kelia kiekvieną dieną. Ir išsirenkat savo šaunų gerą automobilį. Svarbiausia, nepamirškit paminėti, kad esate nuo kanalo Normix ir gausite nuolaidą. Piniginė. Judam į kitą epizodą. Judam į kitą epizodą. Nu ku, žurnaliuką. Pagaliau žurnaliuką filmuoju, ne aš. Tai ką su Volvo? Slavik, gali truputį pasitraukti? Slavik, jop tvoju mait. Slavik, jop tvoju mait, prasilina reilsininai. Tai ką su Volvo? Stovi jau telikas kitas pakeistas, balkis naujas, radiatorius sumuštinis, surinkinėjom dabar visą aušinimo sistemą ir oro padavimo. Ir tada prieisim prie sparno, bamperio, kapoto ir taip toliau. Dabar mūsų pagrindinis tikslas surinkti pagrindinį, kaip sakoma, mazgą, ant kurio viskas laikosi. Teliką pakeisti nėra čia sunku, viskas paprasta, visur galvutės ant 8, viskas keičiasi, tiesiog voga, tai nieko čia labai ir nerodysim. Skaičiuoklė bus su šitą mašiną? Skaičiuoklė bus, jo galėsim pasiskaičiuoti, kiek tas automobilis atsistoja, kiek viskas kainuoja, kaip ir su visais automobiliais, kad žmonės suprastų, verta, neverta rinkti tokį automobilį, kaip pavyzdys iš Amerikos. Nes aš filmavau šiandien nuo iPhone'o dar, kai važiavau, tai ten su žmonėm kalbėjau ir pasakojau. Dabar pažiūrėkit, kas būtų, jeigu filmuočiau aš, o ne žurnaliuką. Na tai trumpai, sekanti diena, važiuoju į Uteną, pasiimti automobiliui Volvo XC60 detalių. Radau šiaip viską vienoj vietoj, ne šiaip viską, o viską vienoj vietoj. Sparnas dėja bus kitos spalvos, nes tvarkingų neturi į spalvą. Kapotas į spalvą, bet su defektais. Bamperis į spalvą, be defektų kaip ir. Tai reikės nudažyti kapotą ir abu sparnus tik tai mums. Dar pritrūkom vairo stiprintuvo siurblio, irgi turi. Irgi skiriasi tik tai pagal kodą. Nes mūsiškiam yra sulaužyti fiškės. Ir kronšteinas tas visas. Tai va, tai pritrūkom siurblio, paimsim dar siurblį. Ir šiaip iš esmės, jeigu viskas tvarkoj, tai pasistengsiu tą automobilį šiandien surinkti pilnai. Jeigu nebus vėl kažkokių niuansų, kaip visat būna. Na ir tikėkimės bus viskas čiki-piki. Jeigu susirenka ir viskas gerai, tai rytoj tada keliauja į dažymą. O ten po dažymo jau lieka tik išsiurbti, išsplauti ir galima atiduoti. Tai va, važiuojam. Tai trumpai papasakosiu, kiek kainuoja surinkti snukį šitai Volvai. Nes vėlgi pasikartosiu, dažnai mačiau, kad žmonės perka iš Amerikos tokius automobilius. Tai ieškojau dalių į spalvą, gavosi rasti, bet vis tiek kapotą reikės dažyti ir sparnas ne į spalvą, bamperis į spalvą. Tai už pilną bamperį RD Signo sumokėjau 500 eurų, kapotas 200, telikas 200,
Radiatorių komplektas, kaip nekeista, bet čia vėlgi automobilis 2 litrų 120 kW, dėl to galimai ir tokia kaina yra. Jeigu bus pas jūs 3.2 benzas iš Amerikos, gal bus didesni kaštai viso to dalyko. Tai radiatorių komplektas visas pilnas su visko 50 eurų tik. O žibintai 300 eurų iš automobilio angliško, bet žibintus Kaune už 80 eurų perdaro į Europą. Toliau kas dar, posparniai 100 pena buvo, vairo stiprintuvas siurblys 100 eurų su kronšteinu, filtradėžė ir taip toliau po 20 eurų smulkmenos visos, balkis 50 eurų, kas ten dar, spinos ir taip toliau, nu ten jau visi tie smulkus dalykėliai kosmoso nekainavo, tai už visą snukį sumokėjau 1,6. Man dar paderino kainelę, nežinoma žmogus esu tam krašte. Tai nepasakyčiau, kad brangu, bet norėtųsi aišku pigiau. Tai va, tai ir dažymas visas tų snukio apsieis, manau, irgi vis tiek 400 eurų kaip minimum. Ko pasiekoje, mūsų automobilio remonto kaina bus tik detalės ir dažymas 2000 eurų. Tad jeigu gaunat kokį nors Volvo automobilį iš Amerikos už, kaip pavyzdys, nežinau, 3-4 tūkstančius eurų, kad jau būtų Lietuvoje su visais mokesčiais, tai drąsiai galite pirkti. Vištukas įsandalinate dalis. Nu, aišku, jeigu patys nedarysit nieko, tai grubiai sakant 3000 ir už 6000 turit su nedidelė ryda, amerikoną nesupūvusi, nes šitos Volvos labai mėgsta pūt. Čia ragai. Jeigu ieškosi tokį automobilį ir pasitaikys, kad bus iš Danijos, tai geriau apeikit šitą variantą, nes būna ir telikai, viskas būna kažkaip pat su jom sunkoka. Mūsų automobilis iš Vokietijos, tai be rūdžių, tik ant priekinių sparnų, kur ir sakiau, kad reikia išimti šitą polaroną, nes kitaip supūs vėl, netgi ir padaryti sparnai. O toliau va taip pat, važiuojam dirbti, mano tikslas šiandien šitą automobilį surinkti. Tad keliamės į sekantį epizodą. Kad. Tai va, tai žurnaliuką tu mums nemaišyk, mes surinkinėjom toliau ir įsijungsim, kai bus jau bent jau kažkoks rezultatas, nes dabar tikrai manau, kad nelabai čia kažkas yra įdomaus, ką galima parodyti. Tai snukis praktiškai visas kitas. O ką su kapoto padarėt? Kapotas kitas bus. Tai jūs tiesiog išlyginat jį, ar ne? Žurnaliuką. Ką tu su šito kapotu padarysi? Ai. Aš tau galėsiu duoti, galėsi vietoj rogių jį panaudoti. Kapotas, sparnas bus kiti, žibintai, visas snukis, absoliučiai, visas yra kitas. Tai va. Tai tu šiandien pirkai detalės, ar ne? Taip, šiandien pirkau detalės ir planuoju šiandien galimai gal viską surinkti, jeigu užteks nervų, nuotaikos ir taip toliau, nes ir taip paskutiniu metu per didelį mes čia tempą kažkaip gavom, ne? Per mėnesį 3 mašinas surinkti. Na ir kiekvieną dieną filmavimai. Taip. Nu, praktiškai kiekvieną dieną, tai... Nu, realiai, šitą savaitę tai kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki... Tai jo, tai labai faina, aišku, kad yra to darbo, jeigu yra darbo, reiškia, bus uždirbta pinigų ir taip toliau, bet kai pusę metų dirbi be išeiginių ir sekmadienis netgi dirbi, tai va šiandien labiausiai pajaučiam apie tai visą esmę tų dalykų, kur netausoji savo sveikatos ir yra kaip yra. Tai ką? Nieko baisaus, pailsėsim. Tai ką, pirtai paimsim? Šiaip galėtume. O kada nori? Penktadienį gal. Šitas? Aha. Galim paimti šiaip. Būtų neblogai. Ką pakviesim? Sekėjus visus. Visi po eurą susimės. Jo, gaila tik, kad šitą seriją jie pamatys po 2 savaičių po.
Šiaip gal į Lenkiją nulėksim kada? Ant savaitgalio čia. Pasižiūrėsim, ką čia veiksim. Yra darbų, žurnaliuga, reikia juos pabaigti, reikia sutvarkyti, reikia dirbti, reikia judėti, nes reikia šiais metais bombinį kokį nors projektą gauti. Tai palauk, su X3 taškai, suprantu, man vakar tai fotkės, tai viskas. Taip, su X3 viskas. Tai palauk, tu filmavai apie X3. Kažką filmavau, bet būtų vis tiek gerai su tavim kartu nufilmuot, bet kaip matau, jau laukia tamsu, tai visą tą filmavimą su X3 finalą, kaip sakoma, gal rytoj tada nufilmuosim arba ant dienų. Esmė tame, kad X3 praktiškai jau padarytas, ne praktiškai jau padarytas, liko tik tai nudažyti jį. Sueuropinti iki galo ir nudažyti. Viskas. Pakeisti netgi tepalai. Žurnaliuga, nori aš tau parodysiu, ką taisyklingai padarė šio automobilio savininkas? Nu, davai. Bėgam. Išgirdo mus, pamatė mūsų reklamą ir įsigijo tepaliukus ir revitalizantus nuo Hado. Tai pirmas dalykas, ką reikės pasidaryti, pasinaudoti Hado Flash Red, kuris padės panaikinti teršalus iš varikliaus. Sekantis dalykas. Multiklineris, kuro sistemai. Vėliau susipila tepaliukus ir ant viršaus Hado kondicionierių, kuris padės atstatyti kompresiją, sudilusias detalės, padengs nedidelių sluoksnių, tam tikros plevelės ir automobilis pradės tvarkingiau dirbti ir gal praeis. O tikrai praeis, mes jau mėginam, dirba šauniai. Tad jeigu kažkam reikia chemijos, arba alyvos, arba revitalizantų, arba kondicionierių, dekondicionierių tie, kurie šaldo, o jūsų automobiliui, tad užėkite į aprašymą ir rasite ten nuorodą, nueinate į Hado, nusiperkat ir naudojate savo įvalias. O mes varom toliau dirbti. Su ketvirtuku paskubinau jūs, kad dalis atvežtumėt, bet kaip matot, kol vežėt detalės, greitai užėmė kitą mašiną. Garažą, bet nieko baisaus, šitą mašiną, sakau, manau, kad 3 dienų bėgi, gal net šiandien vakare, bet abejoju, išrėdės jau. Tada reikės greitai surinkti ketvirtuką ir tada įvažiuoja jau X6 su variklių keitimu. Kiek kainavo detalės ketvirtukai? Nori papasakot? Aš tau sakiau. Tai pavesim viską serijoje finaliniai, kiek kas kainavo ir apsimokėjo įdaryti, neapsimokėjo, niuansai, pliusai. Kiekvienam gal automobiliui nufilmuosim atskirą, ne seriją, o gal epizodą kažkokį. Gal seriją atskirą? Gal seriją atskirą, jo, paimsim. X3 pilna. Jo, X3 pilna apžvalga, kiek kas kainavo, apsimokėjo ar ne, vėliau ketvirtukui, kiek kas kainavo, apsimokėjo ar ne, nu, kaip pavyzdys šitai Volvai apsimokėjo ar ne, nu čia apsimokėjo 100%, manau. Vis tiek čia liks nuo jos ir taip toliau, bet. Ir laukiam pagrindinio projekto šio mėnesio, bet kaip suprantu, jisai bus tik tai 03, 01. Ant mano gimtadienio? Jo, bus tik tai nusileis, atplauks laivas ir išsikraus. Tai dar 2 mėnesiai. Nu tai. Ne 2, mažiau. Mėnuo. Mėnuo, jo. Daugiau pusantrų. Ne, mėnuo į savaitę. Tai kitame mėnuogi 2-8 dieną. Ai, nu tai va, iš vis greitai turi būti. Tai ką, tada dirbk, aš pafilmuosiu. Jeigu bus sunkumai, aš nufilmuosiu tave. Taip. Stengsime serijose nesikeikti. Ir mažiau kalbėti. Ir mažiau kalbėti, daugiau rodyti. Nes kaip anksčiau, žmonėm nepatikdavo, kad daug veiksmo, mažai kalbų, o dabar žmonėm nepatinka, kad daug kalbų, mažai veiksmo. Tai stengsime visą tą dalyką derinti ir kad būtų viskas čiki-piki. Сначала надо Baku, žurnaliuga. Jau geriau? Nu jo. Nu tai va, žibintas, sparnas, kapotas, jau kiti. Ką mums lieka padaryti, tai tik užmesti bumperį. Ir bus jau visai kitas vaizdas.
Tarpai gali dabar atrodyti, kad nesueina, taisyklingai pagalvosit, nes dabar mes jų neišvedinėjom, nes vis tiek nusiminės ir sparnas, ir kapotas, ir visas tas dalykas dažysis. Bet aišku, dar iki galo viską dasivesim, kad būtų čiki-piki, pasižiūrėti, ar tikrai viskas iš mūsų pusės tvarkoj ir tada tą automobilį šnai dažymą. Ir viskas. Ir sekantis tada automobilis. Va taip pat ir dirbam. Tai grubiai kalbant, mašina atvažiavo vakar, o šiandien jau čia gaunasi, kiek čia laiko praėjo. Nu, grubiai para. Jau visos detalės yra ir automobilis jau surinkinėja. Sakyt, ir tauku taip pat galėjo būti, ne? Galėjo būti, jeigu būtų visos detalės iš karto ir jeigu nebūtų šiais automobiliais dabar užimtas garažas. Viskas paprasta iš tikrųjų Volvoj, nieko čia kažko mandro, kad būtų ką parodyti, tiesiog parodysim tiesiog galutinį rezultatą, kaip atrodys, pavesim visus atskaičiavimus, kiek kas kainavo, kiek kas kainuos ir viskas. Tai va, dirbam toliau. Tai ką, taip kaip pas mus ketvirtas jau yra su padangom normaliom, tai prasme, stovi ant ratų normaliai. Išvažiuosim į aikštelę prie mano namų netoli, pabandysim, pasižiūrėsim, kaip eina šonu. Yra šitas koks steidžas ar ne. Paėngiau galinę dar, kaip žinai lietuviškai. Zaslonkę. Dar pradėjo garsiau dirbti. Tai varom, kad nubėgti, aš čia būtų. Nepatinka ketvirtukose, kad išsistumė tas blemba diržo laikiklis ir labai galima lengvai sulaužyti. Tai kad to nebūtų, susiaksim diržą, jisai pasislėpia iš karto. Savininkas atleisk, bet manau, tu pas norėtum tai pamatyti. Tai ką, žurnaliukai, gal išeisi į lauką? Manau, važiuos neblogai. Bet turbinos tai gerai, tai pučia, ne? Jo, bus įrašytas steidžas 100%. Važiuojate labai gerai. Įsivaizduokit, kad turit tokį kaimyną ir jisai iki nakties remontuoja automobilį. To įsivaizduot nereikia. Kaip? A to įsivaizduot nereikia. Bet rezultatas jau džiugina. O aš kol padarystas dirba, surinkau bamperį iki galo, neradau vieno partroniko, sulaužiau vieną dangtelį, bet ką padarysi? Nupirks naują dangtelį, paims kitą partroniką ir bus viskas. Pabaigė darbą padarystas. Surinkinėjom iki galo ir į dažyklą. Po dažyklos, manau, jau Valera pats susieuropins ir taip toliau. Tai iš mūsų pusės bus viso. Mes tik tai, kad dar padarysim, pakeisim tepalus. Tai ką, hebrytė, antras vakaras su šituo X3. Kaip tave pavadinti? Padaristas ar kaip? Medininkas, kuris piešia, paišo, ką? Automobilių kėbulus lygina, karoči. Ir jisai pasakė, kad tai, ką mes paprašėm, yra neįmanoma, bet pasižiūrėkit rezultatą. Patys atsimenat, kokie buvo sparnai ir
kaip jie atrodo dabar. Mano manimu yra padaryta idealiai. Su keleivio vairuotojo pusės sparnų. Taip kaip buvo smūgis, tai truputį patrukinėjo dažai. Tai čia jau bus kitas reikalas, čia arba klientas norės nudažys, arba tiesiog galima bus pataškuoti ir nereikės dažyti. Ko pasiekoje, liko išlyginti kapotą, patys matot, yra nedidelis įlinkimas, čia ir dar kapotas kažkodėl turi krušos požymių. Šiaip automobilis jau atrodo va taip ir po truputį eina visas projektas link finišo. Pabaigia darbus menininkas, pabaigiu darbus aš, tai surinku apsaugas, surinku posparnius, surinku iki galo visas apdailas ir iš šito garažo automobilis kelsis į dažymo garažą, pasakykim taip. O toliau, jeigu visgi įdomu, kaip vyksta tas visas meninis lyginimas ir įdomu pamatyti, kaip dirba būtent šis menininkas, ką jisai daro, būtinai parašykite komentaruose, kad įdomu apie meninį lyginimą. Ir manau ateityje, kai bus įdomesnis kažkoks variantas, kur bus, kaip čia pavadinti taisyklingai, bus tikrai geras įlinkimas, kur bus rezultatas matomas, būtinai nufilmuosim ir parodysim, kaip tas visas dalykas vyksta iš arti ir kaip pabėgti nuo dažymo ir didelių išlaidų. O gal ir patys pabandysim visą tą dalyką, gal duos mums menininkas kažką pakrapštyti. Tai vat, įsijungsim, kai bus viskas dabaigta ir parodysim visą galutinį rezultatą su šiuo automobiliu. Šiam momentui esu patenkintas, mano atžvilgiu padaryta viskas profesionaliai. Tai va, laukite tęsinio. Nu tai ką, chebra, va taip pat atrodo mūsų tas pomidoras. Viskas ištiesinta, viskas išlyginta. Nedidelis niuansėlis, reikėtų idealumui atsitempti šitą kantuką. Bet šiaip gal ir gerai viskas. Tai vat, bamperį tik tai reikia nudažyti ir porą smulkmenų ir viskas šiki-piki. Dar Robertėlis padeda man nuimti levelės nuo stiklų ir bus su šitą mašiną, manau, kad viskas. O viskas tai nereiškia, kad tikrai viskas. Dar parodysim, kaip čia viskas, tas visas tas dalykas susieuropina, ko reikia, kad tokia mašina sueuropint, pavesim visus skaičiavimus, kiek atsistoja tas BMW, su visko, ar apsimokėjo jį pirkti, ar geriau reikėjo kokį nors kitą automobilį nusipirkti. Viską dar parodysim sekančiuose serijose. Tiesiog sakau, kad viskas tai yra su mano darbu, pakeičiau dar tepalus, akumuliatorą, filtrą tepalo. Ir viskas, toliau važiuosiu ekspertizę, po ekspertizės į techninę apžiūrą ir tada, nežinau, man rodos, kažką reikės daryti dar su varikliu. Tai aš galvoju, kad geriau šiam momentui nekeisti, o nedažyti šio automobilio, nes jeigu remontuos variklį, tai palibomų kažką subražys, dar kažką ir taip toliau. Patys suprantat, ne visi ten servisistai pedantai prižiūri visą tą dalyką ir gali tikrai sugadinti šito automobilio dažymo dangą. Tai šiaip, iš esmės, kaip ir čia, kur buvo įlinkimas, nieko dažyti nereikia. Kapotas išlygintas irgi nieko dažyti nereikia, bet yra apdaužytas nuo akmenukų. Manau, aiškiai matosi. Šitam sparne reikėtų kažkaip nudažyti šitą vietelę ir čia darželį patrukinė, ir bamperis. Tai ir dangteliai du.
ir iš tos pusės moldingėlis. Nu ir dar idealumui va čia reikėtų arba nudažyti, arba pataškuoti kažką, kad galima būtų važinėti bent jau laikinai. Tai aš iš esmės net nesiparinčiau, nieko nedaryčiau, užregistruočiau jį pilnai, padaryčiau visas ekspertizės, sutvarkyčiau variklį ir tada galima būtų žaisti su dažymu, nusipoliruoti jį pilnai ir taip toliau. Nes dabar nematau tame prasmės, sakau, patys supraskit, žmonės remontos variklį iš vienos pusės sparno, iš kitos, prie bamperio, gal iš vis snukį reikės nurinkinėti, tai patys suprantat, kad tą dalyką visą subražys ir bus negražu. Nes kaip pavyzdys, netgi aš dirbu su diržu. O reiškia, jeigu daryčiau kažką, subrazyčiau. Bet mes, jeigu darom variklį, visą laiką plevelį apklijuojam sparnus ar dar kažką, kad nepažeisti dažų. Tai va. Nu tai ką, pamėginsim užkurti X-ą. Pirmas kūrimas, pirmas bandymas, be žvakių relės, be nieko. Bandom kurti. Nekurtas, nieko nedaryta. Patiems labai įdomu, kas čia bus ir kas čia gausis. О, пошел дым уже. А? Reikia perjungti boosterį, nes neužtenka normaliai, kad suktųsi starteris, neužtenka smarvės. Pablėm šis, bet šiaip turi būti viskas gerai. Jau kažkoks dumelis eina pro kaminą, tad manau bus viskas žoba. Tai bus ar nebus, kaip galvojat? Turėtų viskas būti. Turbakas jau pradeda po truputį spjaudyt dumelį. Tai viskas turi būti. Šiaip ką norėt, kad jisai dabar sunkiai užsiveda, tai čia yra normalu, nes visas variklis buvo išardytas, visa kuro sistema, nu viskas absoliučiai. Tai va, tikėkime užsives ir kle, kaip buvo senam varikliai, nebus. Nes jeigu bus bėda, didelė bėda ir bus labai nemalonu. Nu, užkursime šitą žvėrį šiandien, ar ne? Vitalijau. Jo, kai užkursim, tada prasidės visas jau galutinis jo surinkimas. Ir tikėkime šiandien vakare jau bus pirmas test drive'as. Jisai po-albumu bus, nes bus viskas gerai.
Viskas, na. Yra. Dar prie to pačio norėčiau pasakyti, kad vat, kas yra BMW. Be žvakių, pakaitinimo automobilis užsikūrė, kai netgi yra minusas. Bet patys matot, žvakės net neuždėti kalpačiokai. O mašina dir. BMW, das auto. Нормальная нахуй, черевики. Nu, klausk. Ar sakyk. Tai kas yra? Kas yra, karoči, kas yra? Kaip matot, vis dar garaže bardakas, bet jau atsirado kažkokie pas mus, pavadinkim taip, stelažai. Slavka pas mus elektrikas. Tai va tokie pas mus čia darbininkai. Bet šiaip, tai ką norėjau įgyvendinti jau kaip ir pavyko. Liko padaryti durelės stelažams. Bus viskas uždaryta, nusidažys viskas po to gražiai ir viskas. Ir tada prasidės visas bardako niokėjimas. Tvarkysis garažas pilnai, bet jau viena siena atlaisvinta, jau ten gražiau. Kaip nekeista, ten viskas pas mus, visi mūsų instrumentai garaže beveik praktiškai tilpo ant vienos sienos. Nors viskas buvo visą laiką išmėtinta ant vienos sienos vienas komplektas, ant kitos dar komplektas ir taip toliau. Tai mano tikslas padaryti iš garažo tokią vietą, kur bus minimalistika. Viskas bus paslėpta praktiškai, ką reikia, atsidarėjai, pasiėmei ir taip toliau. Man rodos, ten vienas butelis, ne prie vietos stovi. Nu tai čia praeitą penktadienį šitą stelažus tikrinam, karoči, kaip laiko. Tai va. Tai kai bus čia pabaigta, gal tada kada nors ateity serijus ir parodysim, ką čia gavosi iš šito projekto. Aišku, kažkam gal bus neaktualu, neįdomu ir taip toliau, bet čia yra mano vizija, kaip aš norėjau padaryti, kad būtų ganėtinai paprasta, nebrangu ir ganėtinai gražu. Ir tvirta. Tai pas mus stelažai tikrai tvirti, galima ant jų, nežinau, ir šokti. Čia, kaip Robertas sakė, išvyščia kiaulę galima visą paimti, išpjaustyti ant šito stelažo, su kirviais daužyti ir viskas čia bus tvarkoj. Bet mes to neužsiimsim. Nu, žiūrėsim, niekas nežino, gal sunkus laikai greitai bus. Nu, blėt. Tai va, tai ir, nu, sakau, viskas pasislėps, viskas yra bus padaryta tvirta ir man buvo aktualu, kad nebūtų kosminė kaina. Tai ant OSB ten išėjo kažkas 300 eurų ir brūsai ten 100 eurų, man rodos. Tai visas šitas, manau, su visom medžiagom, su dažymu, su samarėzais, su lempom, su viskuo, visas šitas stelažas apsieis ten, 500 eurų. O jeigu pirkti atskirai kažkam daryti ant kažkokį darbo stalą ir taip toliau, tai patys žinot kokios kainos. Čia į šitą garažą nelabai norisi investuoti, nes, tai bus kaip bus. Ką, keliamės į sekantį epizodą? Nu jo. Davai vėl saltuko, karočią. Nu kaip žurnaliuką tau serija? Normalią tokia, ne? Normalė tokia, ne? Tai vat, kolegos, draugai, sekėjai, parašykit irgi savo komentarą, ką galvojate apie mūsų serijas. Ir parašykit komentarą, kaip galvojat, kiek atsistojo mūsų kolegai BMW X3. O mes sekančiuose serijuose padarysim pilną apžvalgą, kiek kas kainavo, kiek atsistojo, apsimokėjo tokį automobilį pirkti ar ne, kokie buvo niuansai, kokie buvo pliusai, kur sutaupėm, kur nesutaupėm, iš ko galima dar uždirbti, iš ko neuždirbti ir taip toliau. O su ketvirtuku ką, kol garažą nesutvarkysim, negaliu nieko padaryti ir žurnaliuką dar nesuveikia dalių. Dėl to Kodėl aš? projektėlis laukia, tad sekančiuose serijuose žiūrėsite, ką nors kito, nebūtinai jau BMW, nes aš manau, kad visiems jau atsibodo žurnaliuką šitie mūsų triperiai. Bet nieko, greitai liko mėnesis ir bus įdomesnis projektėlis. Tai ten ne V8. Nu ir kas? Vis tiek įdomu. Įdomus konstruktorius bus, pasižiūrėsim, kas su juo gausis, ką iškrapštysim, kiek uždirbsim, kiek mums stovės.
ir taip toliau. Minusinis bus projektas. Faktas, kad ne. Va čia tikrai ne. Aš tau Kodėl? 100%. Kodėl? Maža rida, geri metai. Vis tiek minusinis bus, o tai čia. Ne, ir po liubomu motor šadan nebus. X3 minusinis? Jeigu taip. Vat pažiūrės žmonės sekančią seriją ateityje ir žinos, minusinis ar ne buvo projektas. O kaip- Supratikime esmė, negalim pasakyti minusinis ar ne, nes žmogus pirko jį savo. Jeigu jisai pirktų jį pardavimui, tada ten jau kita esmė. Vat kaip pavyzdys Gžegošas Lukašas, ne? Iki šiol BMW parduoti negali, jau antrą mėnesį. Pasakė, jeigu dar mėnesį stovės ir niekas nepirks, kažkas bus kito. Nesakysiu, nes galima paveikti to automobilio skelbimą. Sužinosit ateityje irgi. O ketukas minusinis? Bulemba irgi nežinau. Iš tikrųjų, daug visokių niuansų su to ketvirtuku. Bet apie tai dar pakalbėsim, atskiras Taip, skėtis bus. taip. Tai va, draugai, gero jums likusio, ko net likusio. Kai kurie žmonės mus net ir penktadienį kokį žiūri, kai jau serija savaitė praktiškai praėjus. Tai geros likusios jums dienos ir iki sekančio karto.